Sveiki visi, su jumis eFly ir čia yra eFly Invites Drum & Bass podcastas. Ir šiandien su manim svečiuose yra Mindaugas, a.k.a. Quad Grind. Hello. Tai labas Mindaugai, kaip geri? Puikiai, vakar matėmės. Ne vakar, prieš savaitę matėmės. Ir dabar vėl matėmės. Kur vakar, jo. Tai buvo pas tai laidoje, sveikas atvykęs pas mane į laidą. Jo, visiškai wild. Crazy. Ta prasme, oras tragiškas, flow magiškas, žiauriai geras nuotaikos, labai keistas konceptas, unikalu tikrai, ir ypač kai dar tas blogas oras ir žmonės eina visi su skečiais, su niūrusiais veidais, labai linksma matyti, kad jie atsisuka ir šypsosi, kad čia kažkas vyksta. Tai tikrai... Laukia šalta, viduje šilta. Jo. Tai čia mes šnekam apie Lietuvos Drum & Bass ir ne tik Lietuvos Drum & Bass, tai vis tiek aš klausiu visą laiką žmonių tavo kaip po Drum & Bass pradžia, nes tu, kiek žinau, esi ir produceris, esi ir DJ'us, ir renginių organizatorius, tai let us know, kas buvo tavo startinis taškas, kur tu įsimylėjai Drum & Bass ir kas tavo ugnelę įžiebė. Tai šiaip turbūt pirmieji tie... Aš esu šitą klausimą turėjęs pirmosiuose savo pasirodymuose radio laidose dar Zip FM Amenų brolėse prieš kokį 10 metų. Tai taip sutrumpintai. Aš šiaip užaugau ant metalo, pankroko ir tada kažkaip mes dar ir turėjom grupę pankroko ir aš visą laiką buvau prie instrumentinės muzikos, bet visą laiką jau iki pačio kraštutinumo, kiek galima padaryti sunkia, techniška ir žiauria muzika. Tu bende grojai? Jo, aš buvau vokalistas, klikau. Okay. Tai va, ir aš daėjau iki tokio lygio, kur buvo grindkoras, defkoras ir taip toliau. Ir man atrodo, kad aš suradau tą patį kampą instrumentinės muzikos, kur tu jau negali greičiau sugrot, negali daugiau būgnai sugrot. Okay. Ir tada netyčia išgirdau Gabber hardcore. Ir man patiko. Taip, tai iš tikrųjų elektroniką atradau per Gabber hardcore, tą tikrąjį senąjį Gabberį, ir tada maždaug pusmetį klausiau Gabberio ir tada gal 3 gabalus per Skype'ą, per draugus gavau Drum & Bass'ą. Ir aš kai išgirdau, man kažkaip buvo toksai, wow, kas čia yra. Ir po truputį pradėjau ieškoti, vienas kitas miksas, kurį išgirdau, ir tada tas kartas, kai aš jau visiškai turbūt konvertavausi į Drum & Bass'erį, tai kai aš Linkomanijoje radau Jabolo 2 gabalų EP, Assembly Line ir Catapult, man atrodo. Ir tai buvo Technoidas 2007 iš lenkiško labelo Impact Records, man atrodo. Ir aš paklausiau, užsimerkęs su ausinėm ir viskas. Ir dabar aš galvojau, kaip taip gali būti, kas čia yra. Ir viskas, perskaičiau Current Value intervą, kad šiais laikais gali būti bet kas bedroom produceris. Parsisiunčiau Abletoną, parsisiunčiau Fruity Loopsus, ištryniau tą patį vakarą ir tada parsisiunčiau Abletoną ir iki šiol. Jo. Tai pradėjau kurti, 2 metus sukinėjau kiekvieną nomą ir pradėjau kurti. Taužytas kaip Fruity Loops. FL Gangas. Tai taip buvo, taip kažkaip natūraliai gavosi. Tai dabar vis tiek produsuot pradžiai pradėjai. Taip, pirmą pradėjau kurti, niekada man visą laiką atrodė įdomiau kurti muziką, negu didžiaut. Ir pirmą kartą, kai mane pakvietė pagroti į festivalį, mano pirmas grojimas buvo Litek, tai Lithuanian Technival, 2011 rugpjūtį Molėtuose per milžinišką audrą. Mane pakvietė Vainius iš DSS. Ir sako, ar nori pagroti? Aš sakau, aš neturiu tiek muzikos sukūręs, kad galėčiau groti. Ir jis sako, didžėjai negroja vien savo muziką. Ir aš tada toksai buvau, aš galiu groti tai, ką aš klausau. Ir taip juokauju. Tada supratau, kad galiu dalintis tą muziką, nes aš pradėjau klausyti to neurofunko ir technoido tuo metu, kai aš manau, kad Lietuvoje ne tik tai, kad jo nieks negrojo faktas, bet kad net nežinojo apie tokį dalyką. Ir aš, man atrodo, buvau vienas pirmųjų, kur tą neurofunką atvežė į Lietuvą. Ir man tai buvo tiesiog didelis džiaugsmas, kad aš galiu groti muziką, kurią aš pats atrandu ir dar galiu dalintis ją su žmonėm
vakarėliuose. Tai, sakai, neurofunką atvežiai, vis tiek kiekvienas drum and basseris, produceris, jisai per savo kelionę visą laiką formuojasi, tai pas tai prasidėjo viskas nuo neurofunko reikalų, tai šiaip esi labiau... Prasidėjo nuo Darkstepo. Nuo Darkstepo, okei, tai vis tiek tai yra sunkus, labai ganėtinai, sąlyginai sunkus. Labai sunkus. Tai bendrai paėmus vis tiek tas profilis pasiformavo ir vis tiek tu dabar esi labiau deep drum and bass atstovas, tai kada buvo tas taškas, kur tu sakei, kad wow, atradau deepą ir dabar man deepas patinka ir tada tu dinai savo visą alias aplink tą deepą ir užpildinai, nes tu esi known for deep drum and bass ir deep techy. Taip, tai jeigu tai pradėjęs nuo 2011, pirmi 2 metai pas mane buvo nuo Darkstepo iki Technoido ir tada jau maždaug nuo 2013 buvo vien neurofunkas ir tada tai, pasakysiu tiksliai, netgi vakarėlį, kuriame aš konvertavausi į deeperį, nes man pradėjo būti ta muzika per daug čaiži ir man norėjosi, kad aš galėčiau pasiekti daugiau žmonių su gal labiau intelektualesniu drum and bassu. Ir kai prasidėjo tas deepo ir minimalizmo visa banga Europoje, tai... Tai ir tu įsitraukė į šoką, ne? Tai ir galiu pasakyti, tai buvo antrasis Revolution Festival, kur buvo tankas. Du kelinti čia yra. Aš negaliu dabar prisiminti. Gal Salės pagalba žino, kada Revolutionas buvo antras? Antras Revolutionas. Du 12, ne? Vėliau? 15 gal, 16. Pirmas? Ne, biškai vėliau. Jo, 16-17 turbūt. Čia, kai buvo atvaręs šitas Dread Recordings, tas... Vandalas, kai buvo atvaręs. Ai, tai čia dar anksčiau. Čia kai tankas buvo, jo. Reikia vėliau biškai buvo. Tai anksčiau, tai čia nebus 2016, čia bus anksčiau biškai. Nežinau, nepatvirtinu, nežinau, bet okei, tai antras Revolutionas. Jo, ir kažkaip kuo toliau, tuo labiau atradau tą muziką ir aš visą laiką buvau sound system toksai žmogus. Man patinka kokybė, man patinka didelis garsas ir žinai, Darkstepas, Technoidas dideliu garsu, jo, linksma. Bet kai tu išgirsti tą žemą dažnį, clean, dar toks SPNC, žinai, tipo, heavyweight sound, žinai, aš buvau ir keletą kartų šitam, kaip šitas festivalis vadinasi, Outlook'e. Ir, pavyzdžiui, ten iš viso aš pamačiau tą tikrą UK drum and basso kultūrą, kur, ta prasme, niekas ten neklauso nei Technoido, nei Neuro, nei kažkokio Darkstepo. Ten yra deepas, žinai, sound system culture. Tai jo, man patinka iš tikrųjų tas skankinimas, kad iš tikrųjų ta muzika, kurią dabar aš groju, aš ją galiu klausytis ir ryte, ir vakare. O tą tokį žiauresnį muziką, ką anksčiau grodavau, aš dabar net nelabai galėčiau klausytis. Vis tiek, pavyzdžiui, dabar taigi buvo korinės, tai tu grojai, tai tu ten biški gražinai tos visos... Jo, per korinės daviau, bet korinės yra korinės, žinai, tai irgi turi šiek tiek prisitaikyti. Bet vis tiek gauni, tipo, dabar dar vis tiek prisilies, nėra, kad visiškai nueiti ir susiformuota grinai ir dabar darai tik taip, bet grįžti kažką kartą žingsnis. Ne, tai faktas, taigi šiaip korinės net nebuvo dar tas toksai unikaliausias atvejis buvo, kad rugpjūtį, čia prieš kelis mėnesius, Raving Underground'e Angare, 7 ryto grojau 200 BPM hardcore setą. Tai va čia buvo po 7 metų negalėčiau sudalyvauti sugrįžimas. Aš nuėjau pamiegoti, atsikėliau, išsikviečiau taksi iki Belmonto, atvariau su treningais, visas sušalęs toksai, pagrojau 200 BPM hardcore ir variau namo. Tai jo. Kaip casual. Jo, ne, bet šiaip tipo pagroju ir kartais dubstepo, ir breakbeato, ir UK garažą. Man patinka visa bass muzika, bet aš gal esu toksai labiau nemėgstu labai mėtytis. Aš kuriu gal viską, gal neleidžiu, bet kai kalbam apie pačius setus, aš tiesiog man patinka, kai jautiesi kaip saugiai, savo komforto zonai. Aš drum and bassą galiu groti nepasiruošęs, absoliučiai. Ta prasme, man nereikia net ausinių turbūt grojant drum and bassą. Bet yra tam tikri setai, tam tikri vakarėliai, tam tikros progos, kur pasiruoši ir paduodi. Tai didžėjinimas tai viena, dabar aš noriu daugiau paklausti apie tavo prodiusavimo visą tą istoriją. Tai žinau, kad drum and bassą darai ir su taim susipažinau, aš irgi visą laiką buvai pristatytas kaip tipo, oh my god, reikia susipažinti su Cool Grind'u, jis į deepą daro žiauriai. Tai deepas, bet klausimas dabar yra, tu dar kitus dalykus, tai aš žinau, kad tu meikini funką.
Ne funką, funką, breakbeatus. Jo. Tai gali biškai elaboruoti tenai ir kaip tai tavo eilės. Jo, tai... Iki to irgi kaip pasiformavo. Tai drum and bassas tai viena iš šaka, bet tu vis tiek daugiau darai, tai man irgi įdomu, kaip išsivystė ir kodėl ir kaip kas paskatino. Geras klausimas. Šiaip kaip tik vakar dar per savo laidą sakiau, aš nuo pat savo prodiusavimo pradžios, tai yra nuo 2009, visą laiką buvau prie vieno savo vardo, Quad Grind, niekada nekeičiau, niekas nesikeitė ir visą laiką viskas buvo po vienu vardu ir niekada nesimėtau. Ir prieš turbūt 2 metus labai užsikabinau Unplugged Club stiliuko. Okay. Tai ir man patiko tas toksai elektro, breakbeat, punk, kažkas tokio, kur pusiau liktais toksai elektro, pusiau kažkoksai dirdi, toks punkrokinis garsas. Okay. Ir man visą laiką atrodė, kad jeigu jis yra toksai nešvarus, ar būtų galima jį įdėti tą drum and bassinio švarumo ir gal gauti tą tokį neurofunkiškesnį breakbeatą. Okay. Tai sukūriau tą tokį projektą Heretic. Kol kas nieko oficialiai nėra išleista, bet turiu gal 4-5 kūrinius, kaip ir visi mano kūriniai dar yra neišleisti. Bet jo, tiesiog patinka man pats tas laužytas ritmas, kad yra turbūt tas viduriukas tarp to, kas yra dabar Lietuvoje žiauriai populiaru, visas tas techno. Ir aš manau, kad tas breakbeatas, jis yra viduriukas tarp drum and basso ir techno. Ir aš manau, kad net, pavyzdžiui, žmonės, kurie mane pažįsta, bet jie nemėgsta drum and basso, išgirdę mano breakbeatą, jie tokie būtų, žiūrėk, wow, not bad. Tai tas toksai, gal toksai, viduriukas, sakyčiau. Ok, tai, prašau, dar, tai, ok, malonu sužinoti, dabar labelą tu esi savo irgi kūręs, Not for Human Consumption, ir žinau, kad ten yra release'ų. Šiai dienai jis yra truputį sustabdęs. Netruputį, rimtai sustabdęs. Tai klausimas yra, kaip tai prasidėjo, kokia idėja buvo, kaip tu išjudinai, kaip tu paraidai tos muzikos ir dabar vis tiek, kažkur jisai yra, giliai mintyse jisai kažkur ta vizija yra toliau, tai gal turi idėjų, kaip tu ar įvystys toliau ar nevystys, gal kažką gyvinsi šitą projektą, gal ne. Šiaip žinau, kad esi label'o įkūrėjas, tai man yra įdomu, kaip iki to atėjai ir kas paskatino label'o. Jo, tai aš manau, kad, žinai, taip, sakyčiau, kad pakankamai viskas natūraliai gavosi. Kaip man gavosi, viskas prasidėjo nuo prodiusavimo. Tada kažkaip natūraliai gavosi, kad pradėjau didžėjauti. Tada kažkaip natūraliai gavosi, kad pradėjau kažkur renginiuose groti ir taip toliau. Ir buvo tas momentas, kai iš Danijos grįžau kartu su Antanu, aš išmokinau Antaną Antį kurti kažkiek Abletonų, jis pradėjo daryti muziką, aš kūriau muziką ir tu tada jau darėjai, ir Markas buvo, ir po truputį atsirado tas kritinė minimali masė aplinkoj žmonių, kuriuos kartu sudėjus galima padaryti vieną kitą albumą. Okay. Ir pats pavadinimas Not for Human Consumption tai kilo dar, kai buvom UK su Antanu ir tiesiog pasiėmiau tą neimą, viską užsiregistravau ir taip toliau ir turbūt tik tai po kelių metų. Ir tipo, kodėl aš kodėl aš tą projektą sukūriau, dėl to nes tokio neturėjom Lietuvoje. Tai ir gal todėl dabar tas, žinai, aš jį nededu tiek daug vilčių, nes tada man tai buvo gal daug svarbesnis dalykas tuo metu ir tas kūryba ir ta muzika, aš dabar gal šiek tiek man tokie prioritetai yra gyvenime ir pats nebe tiek daug kuriu. Tai tiesiog norėjau, kad turėtumėm tokią bendrą erdvę, kur lietuviai drum and bassai ir pagrindė šiuo metu, taip gaunasi, kad draugai galėtume išleisti muziką ir tai būtų kaip toks lietuviškas nemokamas digital labels. Ok, tai dabar žiūrovams, kaip galvoji, atgaivinsi šitą projektą ar ne? Jo, tai kiek yra? 4 ar 5 releasai yra padaryti ir taip, žinau, kad ir tu turi gabalų, ir aš, ir Tautvydas, tas iš viso turi belekiek gabalų. Tai tikrai norėtųsi atgaivinti, bet tuo pačiu irgi labai panašiai kaip ir su Substance. Turiu tokią taisyklę, kad aš stengiuosi nepušinti per prievartą. Jo, nes aš kartais, aš daug iš tokių passion projektų, kai aš jaučiu, kad aš
turiu perlipinėti per save, man tada iš karto yra tas jausmas, kad gal man tada to nereikia daryti. Nes kai tu tai darai su noru, su intencija ir yra tas drive'as, tai tada natūraliai viskas gaunasi kaip ir turėtų būti. Nes ir pats labelas atsirado ir didžiavimas, viskas turi turėti tokį natural flow. Tai jo, tikrai atgaivinsim, faktas, bus tų gabalų. Labai gerai, tai laukit, bus, visus linkus pridėsim. Dabar intrusive thoughts buvo, kad tai lolas. Ne. Čia mes apie... Battlefieldas. Tai gerai, tai dabar iš tikrųjų vis tiek jau produsiavimo tavo patirties kažkiek yra visai nemažai, sakyčiau, tai vis tiek yra jaunimas, kuris startuoja gal muziką kurti, ne? Kokie būtų tavo patarimai jiems gal, kaip atsiprašau, dar pabandykim gal grįžti prie to, kad labelais išleidęs ir dar tu organizuoji renginius, teisingai? Jo. Šitą aš atsiprašau, kad praleidau, taip grįžtam, rewind, tai renginius organizuoji ir organizuoji jau ne vienus metus ir juose aš irgi dažnai dalyvauju, tai labai džiaugiuosi, tai ar gali man pasakyti, nuo ko visą tai prasidėjo, nuo kada? Tavo pirmas eventas? 7 metai, prieš 7 metus ir buvo šiaip labai paprasta. Šitas buvo ne vien mano passion projektas, buvo kartu, tai yra Substance mūsų komanda, kur šiandien grojo Daniel Lucky Clover. Ir mes buvome tą vasarą, buvome Let It Roll festivalyje. Okay. Ir mes tiesiog gulėjom 30 laipsnių karštyje ant pripučiamo čiužinio. Ir tiesiog sakom, kad Vilniui nebėra, kas darytų drum and bass renginius. Tie, kurie daro, mums netinka. Arba netinka jų kokybė, arba netinka, ką jie groja. Ir mes tokie, viskas vėl natūraliai turim daryti savo. Kadangi mes kartu ir Danielis yra iš, sakykime, IT pasaulio ir aš iš tos verslo ir IT pasaulio, tai pasidarėm profesionalų brandingą, susikūrėm taisyklės, pradėjom daryti marketingą rimtą, vizualizacijas, viskas. Ir taip po truputį pradėjom judėti, tai pirmus metus padarėm 7 renginius ir 8, kai darėm, mes jau buvom pakvietę Alex SLK iš Latvijos. Antrus metus jau darėme didesniuose vietose ir po truputį su kiekvienu renginiu mes kažką inovuodavom. Tai taip pat per tuos 3-4 metus tapom vienas turbūt žinomiausių drum and basso kaip tokių vakarėlių Vilniuje, nes mes darome tai, kaip ir sakiau, stengiamės nepušinti per daug ir neforsinti, tai mes darome tada, kada jaučiame, kad reikia ir padaryti, investuojame kiek galime ir išlaikom kokybę, mėgstam, bandom daryti taip, kaip, žinai, į kokį vakarėlį aš pats norėčiau eiti. Aš norėčiau, kad būtų geras dizainas, gera muzika, geras garsas, gera vieta, viskas, tai irgi natūraliai viskas gavosi, bet kodėl mums pasisekė ir kodėl viskas prasidėjo su Substance'u, nes kai mes buvom su Danieliu Let It Roll festivalyje, tai aš klausiu jam, kur mes darysim. Nes svarbiausia, tu turi kažkur daryti. Ir pasirodo, kad tuo metu buvo Kepasa, prisimeni Kepasa, prie pat stoties. Jo, prie pat stoties. Jo, ir buvo tuščios patalpos ir ten kažkaip jie nieko nedarė ir mes galėjome vos nemokamai tos renginius daryti. Tai mes ten pradėjome daryti ir vat, taip ir išjudėjome. Tai jo, pasisekė, sakyčiau. Tai kokie dabar yra artimiausi planai ir kokia vizija yra ateičiai? Substance, grinai. Substance, tai praeitais metais, kai buvo 6. gimtadienis, tai, kaip dabar ruduo jau turėtų būti 7. gimtadienis, bet praeitais metais, kai buvom pasikvietę Nemi, pats turbūt prisimenė, yra vienintelė problema. Nelabai yra kur daryti Vilniuje tų vakarėlių. Nėra vienintelė. Arba yra labai dideli, kur tu turi jau, kaip sakant, rizikuoti ir investuoti ir tikėtis, kad surinksi daug žmonių ir taip toliau. Arba tu eini kažkokias mažas vietas, kur tu įdedi tiek pat laiko ir pastangų ir darbo dizainams, reklamai ir taip toliau, kiek daryti didelį renginį ir galų gale tu tiesiog susirenki su 10 draugų paklausyti savo muzikos. Žinai, tai tiesiog irgi, sakau, gal paskutiniu metu keičiasi mano prioritetai ir paskutiniu metu labai džiaugiuosi, kad kadangi mažėja renginių ir prodiusinų vis mažiau, turiu dabar savo radijo laidą, tai man labai tai pakeitė visą tą, žinai, taip kaip fiksą davė. Bet aš manau, kad tikrai renginių tikrai bus, tik laukiam turbūt geresnios situacijos su
tiesiog vietom, kur būtų galima daryti. Okay. Makes sense. Tai... Tai va dabar klausimas dėl tų jaunųjų producerių, jaunųjų didžėjų. Vis tiek labiau esi, man atrodo, stipresnė tavo pusė yra produsavimo, negu didžėjai, taip, didžėjai viskas tvarkoja, bet manau, kad vis tiek produsintų daugiau mėgsti ir, kaip sakyti, labiau tai neša vibe ir jauti labiau tą drum and bass muziką grinai produsavime, teisingai. Tai dabar jauniems produceriams, kurie dar tik pradeda, ką galėtum parekomenduoti, pasiūlyti, kaip startuoti? Kaip man buvo, kad aš žiauriai norėjau, nebuvo YouTube tutorialų, nebuvo sample packų, nebuvo draugų, kurie galėtų padėti. Okay. Nieko nebuvo. Aš prasisančiau Abletoną ir 1,5 metų kiekvieną dieną, valandą, 2, kiekvieną nobą sukiojau, kiekvieną mygtuką spaudėliojau, on, off. Girdit jaunimas, reikia darbą įdėti. Ta prasme, aš žiauriai norėjau tai daryti. Ir aš pirmą gabalą mano, kurį pagrojo per radiją, buvo 2010. Per Start FM pagrojo. Okay. Ar ne, per dabar vadinasi gal Electron Emitter. Aš nežinau, kas IQ yra, nors metus kūriau muziką. Aš nežinau, kaip kompresiją naudoti, bet aš sukūriau gabalą, tai aš buvau tada gal ne produceris, o kompozitorius. Tai man labai patiko. Ir po to pradėjau mokytis. Ir kai tas drive'as buvo, kai tu nori, tu bet ką padarysi. Ir šiais laikais irgi sakyčiau, kad apie tą natūralų tiekmę, sakykime, kaip ir su didžiavimu ir to radija ir taip toliau. Jeigu tu jauti, kad tu nori ir tu darai, tai tu ir darysi. Tau nereikės kažkokio tau nereikės dar kažkokio papildomos motyvacijos. Nes jeigu tu nori, tu padarysi. Tai irgi tas pats, žinai, būna, kad žmonės, pavyzdžiui, aš noriu čia didžėjauti. Ir tada nueini į didžiai skelbimus Facebook'e, po 5 dienų jis jau parduoda savo kontrolerį. Nes, žmogų dauguma įsimyli idėją didžėjavimo. Arba, žinai, čia kaip, pavyzdžiui, Instagram'e žiūri į kažkokį modelį, merginą, ne? Tai tu matai imidžą to. Kaip ir, pavyzdžiui, tu žiūri žmogų, kuris groja, tu matai jo imidžą. Bet kad tu tai pats norėtum daryti, tu turi norėti pats iš savęs. Ta prasme, tu negali perlipti per save ir tapti didžėjus, nors tau nepatinka. Nu, ta prasme, tu turi žiauriai norėti, tu rasi bendraminčių, ieškok, klausinėk, ateik pas mus čia, ateik pas kažką, parašyk. Ta prasme, šiais laikais visa informacija yra ant stalo. Tai tiesiog reikia norėti. Substance Teamas, Codegrind, prašom kreiptis, jeigu turite produkšino klausimų. Produkšino klausimų pas tave jau reikia kreiptis. Man tai... gali kreiptis produkšino klausimų. Pasikreipkitės. Aš tai... Man toli dar gražu, Tautvydas iš viso... Nu, jūs esat kito levelio jau esat. Aš sakau, aš esu labiau gal kompozitorius lyginant su jumis. Nes jūs esate tikrai prodiuseriai. Na, dėba. Ačiū šiandien apie Mindaugą. Aš sampus dėlioju. Tai dabar... Out of questions. Nežinau, užsigalvojau kažką. Gal tu turi kažką? Aš labai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad šiaip aš irgi iki tokio atėjau lygio, kad aš jau irgi galiu savo mini ratus daryti. Ir labai džiaugiuosi, kad tu gali būti dalis viso šito projekto. Tai kažkada, žinokit, buvo taip, kad aš apie Codegrindą girdėjau legendas ir mes su juo susipažinom ir tai buvo ir jisai mane išpromino iki to, kad dabar aš esu irgi didžėjus ir irgi groju visokias venues, ir eventuose, tai dabar aš džiaugiuosi, kad irgi pavyksta kaip ir jam, kartu organizinti ir pasikviesti ir į savo projektą. Bet kaip praeitą penktadienį pas mane laidoj buvai, tai labai gerai pasakei, kad mes sukūrėm tą tokią mini bendruomenę, kur negali sakyti, kad čia aš tave išprominau. Ar ten Tautvydas išmokina. Mes visi realiai tas vienas unitas. Ir kodėl atsirado Substance, kodėl atsirado Not for Human Consumption. Nes yra ko paklausti, yra ką daryti. Tai aš manau, kad pats, žinai, žmonės yra šiaip socialiniai organizmai, taip? Mes turim visą laiką, jeigu tu esi laimingas, tu nori dalintis laimę su žmonėm. Jeigu tu nori mokintis su žmonėm arba iš žmonių. Tai aš manau, kad pats pagrindinis dalykas yra visą laiką rasti bendraminčių. Tai prasme, žinai, kaip sakant, internete kokį žodį be parašysi, tam bus fetišas. Tai aš manau, kad
Tautvidui nepatiko referentas. Ne, čia kad vienas laukia ne karys ir taip, kad jeigu turi daugiau pažįstamų, kurie daro tą patį, yra daug lengviau vienas kitą pastumti, papušinti ir tada, žinai, tas no filter feedbackas ir tikrai labai smarkiai padeda tobulėti ir labai greitai, dideliu tempu. Tai kaip ir mes visi vienas kitą tobulinam kiekvieną dieną. Tai gerai, tavo kokie pastebėjimai? Ar turi ką pasakyti? Mano pastebėjimai? Dėl šiandienos? Dar kartą pakartosiu šią frazę. Oras tragiškas, flow magiškas. Amazing. Tai labai, pirmą kartą aš esu kažkokioj tokioj situacijai, kur maistas geras, draugai, kai kurie ateina, kai kurie prasilenkia, skaniai pavalgiam, gerai pagrojom. Nežinau, labai įdomus konceptas ir sakau, žinai, kiekvienas mes irgi jau darome kažkokius savo projektus, tai aš šiaip labai didžiuojuosi tavim, kad tu realiai paėmei visiškai unikalų naują savo sugalvotą konceptą. If I invite. Per ta prasme, aš, tiesiog, Dėka, pačiu labai. Unique, žinai, tai kiekvienas gali padaryti podcastą arba šiaip radijo laidą pravesti. Gal ne kiekvienas, sakykime, jo, bet burgerinė, nice. Good venue. Chill venue. Tai reikia kažkaip test, vis tiek, ar turi kažkokį gal klausimuką, ką galiu užklausti. Aš support man. Papasakok, ką žmonėms klausyti šiais laikais, jeigu nori dramabais. O tu klausai iš naujų? Labai geras klausimas. Tu gal žurnalistiką baigei, Tautvidai? Aš, jeigu pats klausau drum and bassą, aš klausau tai, ką aš groju. Tai aš klausau, pagrindė deepą, visokį minimalą, kartais techį. Neurofunko nebeklausau, Liquidas man nelabai patinka. Aš klausau tai, ką groju. Tai, kas, man turbūt pagrindėti 4-5 labelai yra, kur beveik visą laiką esi užtikrintas, kad bus gera muzika. Tai yra Forbidden Frequencies, Name it, kad žmonės galėtų. Flexautas, 1985, Overview, Criticalas, Delta 9. Ir tada jau eina Forbidden Frequencies. Sakai, Flexautas. Jo, bet šitas kur... Ne, Sofo man per daug biški tokie rolleriai. Tas Bristolio vibas man nėra toksai patinkantis. Bet šiaip dabar yra tiek daug producerių, kur tu realiai gali parašyti 5 raides, random ir tikrai bus naujas drum and basso produceris, kuris deepą daro. Tai fokusuoju, pavyzdžiui, F-La. Yra. Ne F-La, bet yra F-La. Tada Tefla yra tikrai. Ir albumų visi turi vieną gabalą, bent jau Out of Time. Visi drum and basseriai turi vieną gabalą. Test of Time. Jo, bet šiaip toks pastebėjimas, aš visą gyvenimą buvau labai prieš Spotify'ų. Dabar 2 metai kaip turiu Spotify'ų. Tai jeigu norit gero drum and bassą, gali Spotify'us playlistą susikurti ir tavo recommended metą. Čia žiauriai paprasta, nes, pavyzdžiui, aš iki šiol visą dramą ieškau per SoundCloud. Nes aš turiu savo 2000 žmonių ir labelų, kuriuos aš followinu. Ir aš tiesiog paskrolinu, man geriau negu bet koks Instagramo feedas. Paslaptis hebrai, kurį norės ieškoti muzikos. Nesakyk. Ne, čia galima pasidalinti, kas nori. SoundCloudas turi stationus, tai jeigu radai mėgstantį gabalą, paspaudi 3 taškiukus, Start Station ir tau išmeta kažką panašaus, ar iš to paties laikotarpio, kada buvo išleista, arba šiaip panašaus vaibo gabalus, tai taip galima labai greitai susirasti gerą selektą dybą. Ja, aš galvau, kad tu tą kitą sakysi. Ne, tokio nereikia. Dar nelaikas. Jo, dar nelaikas. Koks kitas? Aš nebūsiu tas, kuris bus kitas. Industry secrets. Industry. Family. Jo, bet šiaip paskutiniu metu, jeigu norite tiesiog kokybiškiausio drum and basso, aukščiausios kokybės. 1985. Tiesiog, tai yra, jeigu undergroundo drum and bassas turėtų popsą, aš nežinau kaip išreikšti, tai yra aukščiausios kokybės pasaulinio lygio undergroundas. Tai, Alex Perezas, Visages ir taip toliau. Archaic Brethren. Jop. Nu ką, judam setuką grot? Bandom. Trumpas podcastas gaunasi, bet
Bet, Jo, galim dar pašnekėt. Tai, shoot something. Man Kaip? Kodėl drum and bass scena mirus? Mirus? Ne, this is wrong. Aš nesakyčiau, kad jinai mirusi yra. Pirmas dalykas, čia labai įdomus klausimas, aš kai neužmiegu, tipo naktį, Daug požiūrių yra šito klausimu. dažnai apie tai mąstau. Tai aš tiesiog pasakyčiau, kad aš užaugau, kai Lietuvoje buvo dramas žiauriai populiarus, kai būdavo blitzkrygai, kai būdavo vakarėliai po 2-3 tūkstančių žmonių. Dar kai kablytusai būdavo, ne? Kaip? Kai kablydartusai būdavo. Tokie, kur atveždavo Ne, dar anksčiau. dar anksčiau. Kai būdavo Moulin Rouge'as, kai būdavo Voltas ir taip toliau. Tai jo, ir dar seniau, tai pas mus buvo labai didelė ta Dark Stepo scena. Ir aš ant to užaugau, tai dabar, kai mes nebeturim tokio dydžio scenos, atrodo, kad mes ją praradom, bet aš kaip tik žiūriu iš tos pusės, kad man atrodo, kad mes kaip tik turėjom labai unikalų atvejį, kad Lietuvoje drum and bass scena buvo. Ir jinai nebuvo tokia, kuria yra Undergroundinė buvo, o dabar yra labiau tokia bendra visiems. Jo. Mes dabar tikrai negalime sakyti, kad yra mirus, nes mes turėjom ir Hospital eventą, Phantom Desire, Technical Itches. Buvo pas mus tikrai daug didelės kebras atvažiavę, tai tikrai negalima sakyti, kad jinai mirus. Čia yra labai daug skirtingų požiūrių, tai aš sakau, kad šito klausimu tikrai... Aš galiu... Jo, ne. Itches, kas? Dom Rolandas, atsiprašau. Dom Rolandas. Aš manau, bent jau mano nuomonė, kodėl mes dabar nebeturime tos didelios scenos arba bendruomenės drum and basso, nes po truputį įsivažinėjo Kablys su visa savo techno ir mes turim labai stiprią techno kultūrą Lietuvoje ir jinai po truputį pradėjo užvaldyti, sakykime, Lietuvos naktinę kultūrą ir tuo metu drum and bassas po truputį bandė vytis, bet kai kirto Covidas, tai buvo absoliučiai kaip toksai nokautas. Tai buvo labai didelis nokautas drum and bassui ir tiesiog po Covido nebėra nei pinigų, nei finansų, nei žmonių su galimybėm daryti tiek daug tų renginių, kaip, pavyzdžiui, tokie klubai kaip Kablys, ten Elastika ir taip toliau. Tai yra rimti verslai, kurie tiesiog padarė pauzę ir gali toliau tęsti verslą, kai drum and bassas jau buvo ant kelių, taip sakant. Bet, taip, vis tiek renginius darom. Banguoja, taip. Ir dabar renginys vyksta kiekvieną mėnesį. Smash Sessions, prašom atvykti. Man nuovargis pokštelėjo per galvą. Jo, čia taip visai šilta pasidarė, aš suvalgiau tą burgerį, toksai jau tipo gal ir primikčiau visai. Bet tu turėsi groti, tai ką tu šiandieną esi pasiruošęs? Aš šiaip visą laiką groju plius minus tai, ką noriu groti. Bet visą laiką atsižvelgiu į kur aš grosiu. Tai čia yra tokia vieta, kur aš nesiruošiu čia dance floor bangerių šaudyti, nes čia nėra nei aparatūros, nei vietos šokti. Tai šiandien mano setukas bus toksai, taip, techy minimal deepas, bet bus ir tokių labiau, kaip sakyčiau, studijinio mikso bruožų. Okay. Bet pažiūrėsim, paklausysim. Amazing, laukiam. Tai su mumis buvo Code Grindas, ačiū labai. Malonu buvo. Klausimynas tikrai mažesnis, bet visiškai big up. Tarp kita ko, su Code Grindu mes tikrai jau esam labai seniai pažįstami. Kada jau mes, kokių 16 pabaigos, ne? Tai tikrai jau tuoj bus 10-metis ir tikrai esam labai kelių draugų bendruomenė tokia, kur mes tikrai labai smarkiai pušinom viens kitą ir tikrai pasiekėm labai daug gerų reikalų. Tai džiaugsmo žodžiu ir va. Žiūrėkit, followingit Code Grindą ir tikrai bus dar Substance eventų, bus dar Smash Sessions eventų ir kas klausot kitoje ekrano pusėje, visą laiką aš stengiuosi daryti kiekvieną mėnesį 3 šeštadienį, kaip pavyksta, tai aišku varijuoja, nes yra faktorius kaip šventės, pavyzdžiui, Kalėdos šiais metais yra šeštadienį, tai praktiškai nepavyksta, bus 2 šeštadienį, 3, tai žodžiu mintis, kad stebėkit mūsų socialsus ir tikrai rasit ir pamatysit, tai big up, čia buvo Flying Fights ir iki kito. Viso!